Ar kunigas gali priversti priimti švenčiausią sakramentą į rankas? Komentaras. Pagal visą simboliką to net negalima daryti. Tai yra išniekinimas. Kalbu dėl asmeninės patirties, taip mane privertė. Negali priversti kunigas ir jeigu tai padarė, tai čia kunigo klaida. Ir man visada skaudu, nes aš žinau, kad daug skausmų yra dažnai padaroma pačių kunigų, nežinojimo, nesubrendimo arba šiaip nuodėmingumo. Ir būna labai sunku, nes reikia atstovėti, nes dažniausiai, kai būna kritikuojama bažnyčia ar dar kažkas, tai dažniausiai būna šitie tokios nesąmonės, nes gali priimti ir į burną, gali priimti ir į rankas. Ir nėra, ta prasme, nei vienas kraštutinumas, kad tik į rankas arba tik į burną nėra teisingas. Ir dabar bent jau Lietuvoje, ypatingai po COVID-o, yra vyskupų konferencijos priimtas sprendimas. Vyskupų konferencija maždaug jie nusprendžia tam tikras gaires, kaip mes bažnyčioje elgiamės tam tikrais klausimais. Tai yra duotas leidimas visiems, kas nori priimti į rankas. Tačiau, kai mes priimam į rankas, mes turim komuniją priimti prie kunigo akių. Į burną, čia jau toks visiškai asmeniškas, aš mieliau priimu į burną dėl mažesnės tikimybės išniekinti arba kad trupinėlių liks ant rankos ar dar kažką, ta prasme, kad būtų kuo mažiau galimybės išniekinti švenčiausią. Tai taip galbūt, bet gaila. Man visai gaila, kai aš išgirstu tokias istorijas, kad taip nutiko ir nežinau, gal jo. Tai atsiprašau už tą kunigą, kad taip pasielgė.